bet tas gražus eina naktį jom. No. Aš laivą pajungiu. Blet, norgi geriau buvo. Kai pisa, tai nors įpisa. Na. Čia 6 metrai gylė švinas iš karto dugnas. Nu tai kur? Ne, aš čia ant starkės sėdžiu. Vieną kliovą gražų turėjau. Aišku, aš jo neįpisau tradiciškai. Žodžiu. Kaip sakant, neįpysęs staliuką, nepagausi su starkiuką. Ne, Nemunas. Prūdas toks starkinis, ant starkę bandau. Bet zajabys ant starkę žuvauti. Sumetį sėdi, lauki, vsio. Dar kol kas, kaip sakant, po ekspedicijas po šiaurę, po Norvegiją, po visur, žodžiu, ant armatūros nekyla rankų sėsti. Nei koja, nei galva, nei bibys. Jo, ant aukšlių mažučių. Vienas kliovas buvo. Prajobinau. Nu, čia normalu. Tai sistema paprasta starkiai, blet, pisi šiaudą, perveri valą, užkabinis zvompkę švyną, kablį tokį ilgą nachui ir aukšlę per uodegą kabini ir jo čiela, jokių porcijų nereikia. Kaip mažas aukšlės pagavai? Su voru. Upiai. Į vorą pašarą įpisi ir, žodžiu, dachuja tų aukšlių. Taip sakant, gintarinę biškį prasidaryt. Nu va, vienas kolegai jomas buvo, vienas man, jam į kelmus įvinioja, aš kur va taip gražiai jobina, jisai tempia jau vinioja, bet subybė, nachui, nepapirtų. Čia, blet, jum ne Norvegija, blemba, ten tai gerai buvo. Tai kaip permesiu, tą parodį sistemėlę. Skol.
Čia zaibys, matas, kibimai iš tos vietos, va pastačiau. Galėtų jobnit koks. Bet bus kibimų, jeigu dabar po vieną turėjom jau konkretų, tai žiūrėkite tuos šūdkablius, kur kaba ant valo, žodžiu. O, riaugas parėjo. Sveikus, kunigaikšti, nu ką tada su batonu vieną ešerį tik ir pagavot? Įmetį batoną į vandenį. Ne, dabar ateivis iš Marso. Starkiai iššovė batons gražų. Tai va aš irgi ant starkės sėdžiu. Žodžiu, turėjom su kolega po vieną, nahui, nuėję. Tai nesenai va valandą kokią sumetė, tik sėdim. Tai žiūrėsim. Tinga armatūras tos gaudyt, bybis, panorgės, visai neįdomu ant armatūržuvės jobanas sėdėt. Tai jau geriau ant starkė. Prūdičiu tokiam starkiniam. Čia tai gerai jų pasigauna. O kolega pernai atvarydavo tokio laikų, 8, 9. Šiandien kol kas va pokliova, abudu ir viso. Sveikas. Ne, čia Anykščių rajone. Jo, čia gerų pasigauna. Dabar va, pati sezono pradžia jų čia. Dumblažuvių galvojau, nevėž, bet nebeįdomu, kažkaip reikia biškį adaptuotis po šiaurės žvejybos. Meti čia 6 metrai gilis, švins iš karto dugnas. Kurva, kaip įpratauti norgi toj 70 metrų, 80 leidžias, viskas dugnantai. Ne, karšių negaudau dabar, nei, sakau, karšiai man kažkaip tai nelabai įdomu dabar, po norgi. Pašarai, tėti, miksuok, piksuok, nahui, van starkio selepę užkabina, įpisai, laukia, alų gurkšnoj. Betonburnio įgauna. Nu, va, Northern Beach, va, buvau pasi Norgiai toj. Tai, žodžiu, ten tai veiksmas. Įpisi po 3 vos iškeli. Tai jau dabar Lietuvoj dantažuvės, dygliažuvės. Tuoj va bus kliovas, jeigu jau turėjom bus po kliovų, tai reiškia, bus ir daugiau. Oi, gerai, einu biškį. Nekimba?
Dulakui reikia pasimelsti. Nu ką, jo, Lietuvoj jau bandau nusmaukt lietuvišką dygliažuvę. Vieną prajobinau, tai kolega irgi vieną prajobina. Buvo kibims gal? Nebuvo. Idealiai, Antanai. Matai. Nu galėtų koks jau joptelt. Ai, čia toks prūdus sumautas. Galvoju, blet, su sumautų armatūržuviu jobint, bet sakau, blet, po Norgės tai man visai nesinorėtų, blet, pisau tą, pisau aną makaluoti. Kai ten lupi bilė kiek, nahui, po 3, kai tik 3 žuvis, po 1 kilų, nahui, 6 kilus iš kartą pyst krantant. A čia tai jau laukia, blet, čia jau Lietuvoj laukia. Grasa, tai kitais metais į Kazakstaną. Į kalnus, ešerių padaužyti, slidžių, belūgų. Arba vėl į šiaurę. Gali būti, kad dar žiemą važiuosi Spitsbergeną. Gal ir grįšiu, blet, tik labai tingiu, nahui. Nu. Daug reikalų, kurva, to YouTube'ai ten dabar. Bet grįšiu kažkada. Ne, čia zacepų nėra taip daug. Bet, va, kolegai yra čia buvęs kažkada ežeras ir jisai dar ir užtvenktas. Tai žodžiu, pusiau tas ir žodžiu, medžių kelmų. Tai man tai kliovas buvo gražus, kurva, aš pakirtau nahui, po 1 metrų tą startėną pavilkau, viso jis atsikabina, išsiplėšia. Va ką tik laivą paleidžiant, kurva, būtumėt matę. Tai bendrauju su Batonu, tik nesimatėm 15 metų. Ne, iš YouTube'ės Wolfai nebibys, YouTube yra geriau, ten už peržiūras ir pinigų gauni daugiau. Tik tokį, tik nuo 10 000 va mokės pas mane vokiškas akauntas, tai čia karoči reikalų yra ir bibidėjau aš iš tikrųjų. Karts na kartą laivą va padarau ir viso.
Tai niekur Donce nebuvau dingęs, aš tada laivus dariau. Tik tais tasai akauntus pas mane vokiškas, tai Lietuvai faktiškai net nerodydavo. Tai lietuvišką VPN pajungi, tai va jum lietuvė meta. Dabar pagrindas. Būdavo vien užsieniečiai, dabar užsieniečiai iš viso keli tik sėdi. Kaip sakant, neįpysęs to aliuko, nepagausi tu starkiuko, ble. Sėdi. Hop. Hop. Tai va, tungakai, žodžiu. Laukiam Starkėno. Neįprasta, ne kad ne armatūržuvę gaudau čia Lietuvoj. Nors armatūras dabar žinau, kur pajobit gerai būtų gražios. Ir dumblažuvių. Dviragį sumautam dabar neblogai jobina. Armatūra ir linai. Tik reikia žinot vietas, aš žinau, blet, jūs gal nežinot. Kurva, nu nekvieskit į tas kurva sumautas dvikovas, blet, aš niekada jų nedžoinin. Eikit nachui. Kviečiu čia. Oi, kurva, koks ilgas laukimas, dar laukiu visą dienelą. Oi.
Tai čia, blet, vakar po ekspedicijas grįžęs nupisau grybaudę, kurva, kiek grybų Lietuvoj. Eina nachui. Šiandien žuvaut nachui iš karto. Tai va, žodžiu, laukiam starkę. Blet, ne starkis, realiai tai čia ne starkis, o dygliažuvė. Nu nachui starkiui permetinėti pisai ir lauki, žinai, kur jie yra. Šitie permetimai tai čia realiai neduoda naudos, jeigu kibimo nėra. Po kliovą su kolega turėjom, bet gražus jau kliovai buvo. Vsio nachui. Bet permesiu neužilgą reiks. Tai aišku papiliu, va ten dar stovi ant suolo, jeigu matai. Varysi mindę, ne? Nu, blet, gal ir įpysi, oras geras, pats tas šiandien. Tiem jobariam kipt. Ant starkio zaibys, va, nachui. Su pisai gali ir laivą laisvai daryt. Atsisėdi, nachui, va. Bet Lietuvoj šalta, sakykim, Islandijoj, Norgi prie +2 žvejojau po džempo, nachui. Šilta, oras toks sausas. Čia tai kurva, grįžtų 10 šilumos, eik tu nachui, kaip šalta Lietuvoj. Prie 10 buvo. Tai jau ir Abdulakui pasimeldžiau, ir įpyliau Neptūnui, ir Bibūnui, nachui, ir visiems kitiem. Nu, padla atsikabina, nu, tas vienas, nu. Tuoj permesiu neužilgo. Reiks perjobint donkis kažkada tai. Pirma reikalaus iki. Nei pašarų makaluot, nieko. Nebuvo kibimų. Girdit? Ant šamo kažkas su kvakle varo. Ten toliau kažkoks lavonbatis ant šamo su kvakle varo. Kvikt, tiktais. Nu, karočią, gerai, perjobinam donkį.
realiai nereikia, nakai tam starkiai permėti. O tas skalė, ble, traukiam, taik tu nakai, žiūrėkit, jo aš čia. Traukiam, dauža ešeriai turbūt. Nupisa, nahui. Lydys turbūt, sako, kai pisa, nahui, kablė nebėra. Eik tu, nahui. Nu tai žodžiu, sakau, supista donkė per mežinai, tai buvo. Jaučiu kažkas šyka vieną kartą, šyka antrą kartą, atleidau, pisa, nahui. Nieka. Ištrauk kablę, nebėr, todėl turbūt dantažuvę pistelėje, bišk traukiant, nebėr, todėl turbūt dantažuvę pistelėje, bišk traukiant. Parodyti, va. Švinas, metrą pavadys, va toks jobinas, visi nahui, va, per uodegą, ištrauki taip, jobini per nugarą ir va toks va lavonas gaunas ant kablę. Na, tiesioginė ta prasme čiulpažuvės lavonas, korps. Čiulpažuvė korps. Na ir viskas, čia va. Hoba, nieka daugiau, nu ką, paimi donkę ir jobini. Žvejyboj nėra nei taktikas, nei praktikas, yra užmiktavai, blet, užjobinai ir lauk. Jo, visų donkės žvejybos taktika. Tai mes kaip neįpras 6 metrų tik gylė. Kartą dugnį. Nors jis žulau 70-90 metrų, tai leidžiasi, net iš karto va. 100 gramų svarelis ir dugnena. Ne, vadiškai nakas pritempi. Kabini tą zajobą. Leidži stabdina, nežinai, akis tai nebejauna 69 metų buvo lavonė. O, ne, pajiekau. Nu, permetam visus. Kuriuo lydys? Nu, tai taip, nu.
Va kolegai ant porcijos buvo. Antras grobis. Bet toks nelabai rimtas. Patempė biškį. Ešeriukai sėkti, o iš paskos mano ta. Šits tai jau konkretus lavonas, pasižiūrėkit. Čia, kur čia nieko nesimato. Tai kaip čia? Atit. Gal tai geras. Ant vatos man ir buvo kliovas. Pizdu, išvysim tą patį. Ne, tai kažkaip nebe tokį, ble. Iščiauptas žarnas. Reikėti atsinešti sveiką. Atsinešam pakaitalą, va. Pakaitas. Jobinam taip pat. Opa. Iškišam taip. Va. Opa. Visą taktiką, nahui. Jobinam iš būtų. Aš tai, ble, nukrito. Ilk. Nebijok. Nusitaikam. Taip, ja. Eina. Это просто байтрунь. Laužiam šmoką vadinamą. Apsitaikam. Žiūrėkit, kaip išėsta. Čia jau nahui vėžių darom. Sumautų kramčiaklių. Pasižiūrėkit, kaip va. Matot, buvo čielos čiulpažuvė, lika čiulpažuvės dvėselena, nu. Realiai tai buvo čielos, dar šiandien upiai plaukė. Traukia. Žiūrėkit, duburų.
Tai ble. Jeigu kurva žniplėgrebiai, nahui, jų dahuja yra, tai... Nu ką, nepyk, ble, čiulpažuvę, bet nors ir labai dagyva, bet teks žūt žiauria mirtim, nahui. Jeigu ne nuo kablio, tai nuo starkio. Ar nuo vėžio, nahui. Tai yra žvejybos taktika ir praktika. Jo, gali būt šaniukus, nu. Tų bledžių čia yra dahuja. Gerai. Opa. Įsivažiuoja. Eina. Stabdė, prie eismės kurva, tu dažnai nepamatai. Nu, laukiam, na, kliova. Nu ką, peribrosai supesti padaryti. Tai jo, žuvis neima, tai žvejys įma, tuoj nueis šikaną, ateis, nusipelsi. Olha. Nu kas čia lavonbačiai, tungakai, ką darot? Все, donkės perjobintas. Laukiam toliau, matai, vieną traukiu, blėt, jobana čiulpažuvę kirta. Lydys nujobina kablį, kitą nahui šviežį, kitą, blėt, iščiulptą nahui. Turbūt vėžiai išėdė nahui. Mėsą palika kaulą, bet žinot, būna. Laukiam toliau dygliažuvės.
9984. O, kad kyla, blet. Normaliai. Jo, mindė buvo mane kartą, žinok. Lydys ešerys ir kaip supistai jobanai neskambėtų, pagavau amūrą ant porcijas. 8 kilų. Bėbi, žin, kas jam tai susišvietė. Jo, eina nahui, gal naktį irgi. Ding tik tais. Pyzė, blet, pakirto. Eik tu nahui, sakau, koks starkis didumą. Pyzė, tampu, blet. 0,3 tas pavadys, tai žinai, nebuvo jam tai ir šansų daug, realiai. Kurva pritraukiu, blet, karpis gal, ne, blet, amūrus žiūriu. Ir jis normaliai. Nežinau, kaip jam, ar tik gal, sakykim, tą porisų, jie kokie vėžiai apkramtė, tas pagalvoja, kad batonas, žinai, amūrus tai batoną, tai rin. Iš 8 kilų, na. Elektrėnas. Gal ir iš bado, žinai, jeigu visą šieną iššienavo, nebėr ką ryt, tai pradėjo ryt mėsą, nu, tai čia natūralu. Jeigu nėr ko ėst, tai ėdi ką nahui randi, nors va, eini beržą nugrauži nahui ir jo. Ir sotus, nu. Kiek iki vakarą pabūsim, čia ne per naktį. Pavakarosim iki 10 kokias iš jo. Čia dieną gali pagauti, o buvo tų kibimų keletas. Kur tau šalta, aš, blet, iš šiaurės, iš Islandijos, iš Norvegijos susivežiau. Guminiai eina nahui, apranga, va, blet, storis nahui. Kailis vidai. Čia po kelniam barsuko ir meškos kailis, na, aš va su džempu sėdžiu, čia dušnekus žiauras. Kur tu 10 comų sluoksnis, kelnes vien. Ką jūs, gumijakai irgi. Net striukės nereikia, gali va mėgoti tokio orų laukia. Jie ten gerai, blet, pas juos tenai. Klaipėdoj jo. Bet va, sakau, buvau ten Norvegijos šiaurėje, Islandijai, visur dabar va ekspedicijos tuose. Tai kur va, +2 sėdi nahui vos nesu džemperiu. Nors ir vėjas. Į Lietuvą grįžau 10 šilumos. Po džempa galvojau sušalsi raganą. Reikia į telaus įpysti, ką čia spoksoti to ekrano.
Buvo kibims gal? Kiba? Jeigu nebuvo kibimo, reiškia bus kibimo. Na, kas čia vyksta, blet? Nieka čia visis. Joinina, unjoinina, nahui. Zdarova, Lukai. Nu va, Norgi va porą ir tokių įsegiau. Kažkaip man po tų ekspedicinių žvejybų dažniausiai sunku adaptuotis Lietuvoj. Nėra ir didelė, sakykime, 1,10, kita 8 kilai. Kai žinai, kad jos užauga iki 170. Čia kongeriai. Ne, ten kongeriai donsi. Unguriai tie jūriniai. Įsives Google'ai kongeris, kaip atrodo. Jo, rūkysim. Kodėl video nėra tavo YouTube? Ble, daug reikalų pradėt, žiūrėsiu, gal ir pradėsiu. Planuoju pradėt, žiūrėsiu. Kol kas TikTok'e, biški laivus padarau, kas supistus karts nuo kartą. Grybus tas TikTok'us, aišku, bet na. Jo, langė panaši į vėgėlę. Pagavom, eina nahui, kiek ant galo tai nebebuvo jau žuvies, kur dėč. Šaldiklis 200 litrų užsipildė ir viskas. Nu. Nėra YouTube'e jokios dar. Dariukai, kol kas su kolega turėjo 2 jomus, aš 1. Neįpysam, laukiam toliau. Toks vaitas sumautas kibimas. Bet bus. Jeigu žinokit, nekimba, reiškia kips. Pradėk daryt YouTube, turi. Niekas nevysi, pohui man. Kad čia vyt kažką tai. Jeigu bus video, reiškia bus laivus, reiškia laivus, na, aš nieko nesivaikų realiai. Norės žės, nori nežiūri. Legenda, tai baikit, žiūrėkit, kiek kelmų prisikūrė dabar. Vien YouTube'ai kokį 20 kelmų yra pasivadinę, tik tokį pilną.
Tipo, nežiūrit jų? Aišku, žiūrit, blėt. Žinokit, aš jums pasakysiu, blėt, sumauta žvejybos taktika, dar kartą aš jums paaiškinsiu. Yra, turi donkę bilę kokią nahui, užkabinai kablį, įpisai švyną ar karmuškę nahui, užsimoji, jobinai, vsio lauki, visų taktika. Ir teorija. Nėra ten, blėt, gabaliuką to, gabaliuką ano, biškį atkandai to, nahui. Čia bybis yra. Eina lauk. Negali perti gerto alų. Turi baną gau. Oi. Yra? Net nenervuokit, kaip padlas. Ne, dabar ateivis iš Marso. Ant Olimpo kalno gyvenu Marse. Nebūnu retai. Aš migruoju po ekspedicijas, Norvegija, Islandija, Mozambikas, nahui. Kitais metais, va, ką tik grįžau iš šiaurės, matai, kiek palupau, nahui, viską. Laivus dariau. Kitais metais į Kazakstaną, gal dar šiemet į šiaurę kažkur į Spitsbergeną pasiduosiu, da nebūm. Tai tenai tuosgi, blėt, kaip tie kurva už tarpūnai. Taigi dariau laivus. Daug kas matė tuos. Tik jums paprasčiausiai Lietuvai nemetnės akauntas. Tasai, kai Lietuvoje darai, tai beveik vien lietuviai, o kai dabar dariau paskutinį iš Norvegijos, Islandijos, tai lietuvišką VPN pajungi, tai tada lietuviam parodė. Kurie užsiprenumeruoja, tiem tai rodo. Nu, Mondė kol kas man vienas kliovas, kolegai du. Nu, man tai buvo žiauriai gražus, jau kur va prirėmė prie kotą tą šūdą, kur kabo ten va toks va žalis su raudonu ir baltu. Žodžiu, ir jau net vinioja iš rytės per stabdį, nahui. Pakirtų porą metrų, patraukiu, blėt, atsikabina starkėns. Matai, vokišką akauntą pasidaręs, tai kad nuo 10 štukų monetizacija įsijungtų, kad už peržiūras gauti babkių, na. Bet niekas nežiūri, tai bybidėjau. Ne, čia kalba ateivis iš Marso. Abdulachas.
Čia Abdulachas kalba. Nu šiandien įdomi realiai žvejyba, na, kai tungakai pasakysi. Kolegai vienas į kelmus įtempė, man vienas atsikabino traukiant, jam vėl, man tą supistą selepę traukiu atgal per metimų lydys, kai šį kanapį. Kaip jomas tungakai, nu tadai, blėt. Kol kas va vienus tarkėnus buvo, blėt, ir tas pats man nuėjo, kolegai du nuėjo. Nelabai su įpisimu, kaip sakant. Reiškia, jobinam per mažai alaus, blėt. Na, kas jūs, blėtinų. Tinklą tuoj jobinsiu metai. Tiks viskas. Išgeriam Coca-Cola. Šaus kavos. Įdegam cimbuką. Tai jo, mondai. Man ir taip šilta, aš sakau, dabar šiaurėje, kai buvau, tai man pizda čia nais. Pasižiūrėk, kelnėnai. Va. 10 comų sluoksnis. Meškos ir jūrinės ondatras kailis iš Norvegijos, kelnės pasiūtas. Pizė, va sėd su džempaku, aš vieną ir tą aprangą, pizė, karštų, dušnu dabar. Nereikia jokių tų kombinzonų nieko, na. Galiu va taip ant ledą gulti miegot. Ne, mėgstu pavaikščioti, pastovi, paskui plirpsi, čia kurva, nueini nuo to ekrano. Ir negaliu, ten matai, aš tik galiu alaus įpist, nes nesimato, ką pisu. O jeigu prie saliuką, tai čia tuogi tik tokius, nakai, visokius bybis met. Šitą akauntą užsiblokinti negaliu. Einu biškį iki kolegas, bazarį.
Čia jums viskas gerai, viską rodo iš tikrųjų. Kur va čia kolega sėdi, jam mano nerodo, kad laivą darau. Nu jo, blėt, viskas gerai. Tada laivas atsidūrė. Kaip, blėt, geras, nachui. Tuoj aš palaukit biški. Kolegai nerodo, kad laivą darau. Pašeirinu. Nu, kas tai pas jį per paskyrą, blėt, pas jį nerodo, kad aš darau laivą. Tuoj palaukit, ateis.
Blet, įdomi jam, kol kurva nepašeirinau, tai tol nerodė. Kas čia dabar jau čia prirašė, kol nebuvau. Nieka, blet, va sėdžiu starkius gaudau. Nu ką ir blecha. Žodžiu, po keletą kliovų neįkirtam sumautai. Kimba diena čia. Vakare bus daugiau kliovų. Vieną, tai sako, achuieną kliovą turėjau, gražų jų. Prirovė tą jobaną, va tą, kur kabo. Kaip jūs įvadinat, bibukus, žasiukus, kilbukus, gandonus, bet kaip, bet pochu iš tikrųjų realiai. Prirovė tą ir stabdis atverštus jų vinioja normaliai, pakirtų porą metrų, jobaną patraukiau, nuėję nachui, viso, va čia, nu, normalus dalykas ribalkiai. Ai, tokiam prūdė eina alaus atsinešti. Pradėjom nuo Kunigaikščių, per vidurį Gintarinius, po Gintarinio alaus kelias, bet vos net ir žveja kelias. Žiūrėkit tas garsas. Pažįstat tą garsą, klausykit. Jo, čia pal. Ką? Ane? Garsas atsilieka jum čia? Alio, kolega sako, kad jam garsas atsilieka. Ane? Nu. Skol. Tu biški prisitildyk, nes tu girdi, kai aš kalbu ir tau ten kalba. Matai, pas mane tai, blet, achuiena įranga, va planšetė, va iš per planšetę vinioju. Tai kur va pizda, baterija laika achuienai, gali 1,5 paros be pakrovimą laivą pastoviai daryti. Todėl kaukitėlis vadinas ta firma mano, ir telefą, ir to, ir planšetės. Tie jūsų Samsungai, iPhone'ai, nu tai ten žinot, ten, blet, kaip tiesiai šviesiai sakant, tai yra grybų karas. Aukitėl. Čia aš pats galiu čia parašyti, ką nors tam supistam laivė. Nieka čia neduodu. Aukitel. Į jo parašyk man į privatą žinutę, aš tau paskui įmesiu tą jų svetainę. Tai įsivaizduok, telefus 4K filmuoja nachui, baterija laika. Jeigu laivą telefonui darai, tai gali 2 paras daryti, va, tai tokią laivą. Planšetį kažkur 1,5.
nes planšetį baterija 22 štukas, visi abudu 5G, viskas, pizda. Turėjau Samsungą, eik tu nachui, 24 padarai laivą, porą valandų jau rodo baterija off 20% lyka. 4 valandas padarai laivą, sakykim, Achui. Kas kimba vyrėjau? Blet vyrėjau, žinok, ką aš tau galiu pasakyti. Kimba. Buvo, turėjau vieną gražų kliovą, paskui vieną lydys traukiant į krantą per mes, norėjau nukandą. Ir paskui kolega turėjo, bet nieką neištraukiam. Kol kas laukiam toliau. Į zaibys, 10 štukų yra. Dabar sekantis etapas, reikia, kad žiūrėtumėt video, kuriuos įkeliu. Pohui, ką įkeliu, bilia ką, peržėkit iki galo, ten po minutę nesunku, Bet nereikia žiūrėti 10 kartų, vieną kartą peržiūrit ir jobinat, nebežiūri daugiau to pačio, nes tolka nėra. Vis tiek tik vieną užskaita. Iš vieną IP. Reikia per mėnesį man 100 štukų peržiūrų surinkti. Nėra daug, kas 10 video po 10 štukų peržiūrėti. Moka gerai, kai jau monetizuojasi. 8 eurai už 1000 peržiūrų būna. O, blet, kaip jau čia kurva parašyta pavadinimu. Va čia tai lieva, YouTube'ai gali chatintis ir nereikia per mes. Ant starkį. Palaukit, biškės jum. Matėte, alaus skarbavėjais nuputė, čia tai geras, ne? Ahuitelinis variantas. Žinokit, aš visiems dabar ką tik pažįstu, visi perėję iš tų Samsungų ir iPhone'ų jau kitėlius. Ta pati kokybė, 3 kartus galingesnė, veikia ahuienai. Pėza. Ai, palauk. Va. Taip, jo, va, parašiau iš kolegas telefono. Aukitil, ne otskitil, blet, kai jūs ar pripysę į klynus esate ahuienai, dabar visi čia ką žiūrit. Tai dabar yra naujimo, jo, planšetė RT8 5G, jo. O telefonas Aukitil VP30 Pro. Bet yra dabar ir naujesnių, Tai visi, ką aš pažįstu, blet, pusbratkės visi susisiuntė tas Aukitėlius. Pizė, jie laiką, bet būtinai pirkt per tą originalią svetainę. Jeigu rasit kažkur AliExpress'e ten kopijas, nepirkit, tikrai pirkit va tik iš grinai originalios svetainės.
Nes yra kaip į visus Samsungų ir štampovkių visokių. Pirkit tik iš vatos aukitel.com. Nu, aš atsiųsiu, kas norit, parašykite, atsiųsiu tikslę nuorodą, kur perku. Dabar titanus išėję, tai iš viso ten eina nachui. Ten net visą naktį gali kaip prožiką naudoti, apšvečiati 50x50 plotą, nachui. O žiūrėkit, vaizdas geras. Matosi kas nors, nes pas kolegą nuėjau, pažiūrėjau, tai karočią rūkus. Visiškas rūkas. Samsung. Nu, tai sakau. Ble, tau reikia aukitelį lynų imti. Matai, čia kas yra gerai, sakykime, ryšys yra hujavesnis, tai jis kompensuoja, dar tai yra ta funkcija, tai pizda čia. Navarotų tarptų yra daug. Tai iš telefoną dar va, kai grybavimą laivą tada dariau, tai tu nahui sako, kas čia per 8K nahui vinioja laivą. Nu, galėtų koks pistelė ten, jau tungakai, blėt, nors koks aborigeninis starkiokas, kad būtų kam sprandą užlaužti. Aš žinokit, tokią taktiką naudoju. Catch and eat. Blėt, geras tas saliukas, bet nereik per greitai išrys, nes paskui nedabūk karys. Va čia jau galima parūkytą vietą. Tai neblokuo. Ne, pirmą reikia Abdulakui pasimelsti. Abdulak, 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 Abdulak. Žodžiu, pasimeldam Abdulakui. Aš žinokit, va buvo Leveny, tada gaudžiau armatūrą, kai laivą atsimenat, kažėt. Iš karto, nahui. Tik pasimeldžiau Abdulakui, pist ir sėdi 1,5 kilo armatūržuvę. Jo, pagavai suėdį. Pavyzdžiui, Norgijai tai net negalima ir Islandijai. Norgijai, va, kai žuvau, negalima niekur dėti gyvos žuvies, net į sietką, tas, nu, tą, blėt, laikyti, net sietkai negali. Turi iš kartą prieį, turi turėti kuoką, taip, va, paėmė, ištraukė, jobinai per makavyką, jau, tad vedran, va taip turi būti. Jo, RT8 planšetė. Yra dabar Donce ir naujesnė dar. O telefonas, planšetė RT8, o telefonas VP30 Pro. Neatsimenu, aš tada akcija buvo. Tai aš atrodo už planšetę iš visą pigiai mokėjau. Tik tais 200 su kapeikom. Už telefoną brangiau 4 su kapeikom. Jo, iš čia. Matai, kainas ten geras, pizda, na. Ir tu pasižiūrėk, ten yra dabar naujas Titanas, ne telefonas, ten pizda, na.
Jau net norėčiau turėti. Jo. O kiti LVP 272 gybai, tai va pas mane telefone VP30 irgi ten gybų dahuja, bet ne 72 ir vietos pizė, nahui. Veikia idealiai, be jokių pizda, sakau. Yra ir lietuvių kalba, jeigu nori. Kai atsinčia telefoną, kokią nori kalbą. Gali lietuvių, aš tai mėgstu labiau anglų, tai nahui su pistu anglų pasirinku. Na. Tai va, būtent aš tai tau Mičai ir sakau, ble. Ašgi sakau, turėjau Samsungą 24, nahui. Nuvariau laivą daryt, nahui. Jisai man išsikrauna. Laivą padarai 3 valandas, jis jau rodo 50% belyka, nahui. Pėza. Dar kažką pamaigai. Vėl tas pats, karočią, ten briedai, tie iPhone'ai ir Samsungai, tie tai ten už vardą sumoki, nahui, daugiau tolka jokia, ten tų nesąmonių, kad... Matai, kokių yra telefų, bet būtinai reikia iš tos svetainės, kitaip tai bibis. Nes jų yra, neapsigaukit, žinokit, ungakai, yra AliExpress'e. Iš ten vienas atsisintė, tai šūdus, man atnešė eiktų nahui, net nepanašų gavo. Ten AliExpress'e 120 eurų gali net nusipirkti, bet net išvaizda, kai atsinčia, nepanaši būna. Tai mano pusbrolis, nahui, atvarė pizę, sako, už pisą, čia vaikam jūs dadu telefoną, sako, pizę, sako, moku už telefoną po 600, nahui, nieka jis ten pizę užsisakė visai šeimai, nahui, jau kitėlis. Tai va, dabar laivą pradėjau daryti ant 60%, tai kiek aš porą valandų jau darau, tai nuėmė 6% tik tais, nepilnus. Ne, čia ne Nemunas, čia Prūdas, sėdžiu ant Dygliažuvės Starke. Kol kas tai pradžiai buvo man vienas gražus, kolegai 2 kliovai. Man tai vienas traukiant atsikabina, nahui. Tai va, kol kas toliau ramybė. Jo, yra ir tai dabar tų naujų, čia žinok, aš pirkau jau prieš metus laiką tuos, kur aš turiu. Tai čia naujų titanai visokie, tų naujausių modelių yra dabar, achujienų tokių. Jau yra 2-3 galingesnių negu aš turiu. Pas mane jau kažkur metai laiką ir planšetė ir tas, ir jie pizdava veikia achujienai. Paskui pamatysi dar vaizdą, kai darysi per telefoną, galėsi padaryti. Pizę tada grybavimą tą laivą dariau. Eiktų nahui, sako, ką tu čia naudoja, aš sako, matu va ten, sako, kairiai mažą raudonykį, nahui. Aš net nemačiau. Čia nai planšetį įdonsi, atrodo. Ir čia tie realūs jau machai, nahui. Ne tai, kad ten būna, žinai. Aš 24 turėjau. Ai, man tai nahui ten, ble, ten. Makavykus tas 24. Pardaviau tuos abudu, nusipirkau dalyką pinigų.
Tai va, matai myčiai, kokių yra. Aš nežinau, va, pavyzdžiui, žinok, myčiai, kiek su tokiam su tokiais parametrais kainuotų iPhone, sakykim. Kiek jis kainuotų, kokius 5 gabalus kaip nieka. Nu ką į telauti, reikia Abdulakui pasimėlti. Abdullah. Meniu žiauriai patogus. Internetas žvėriškas, žinok, tempi gerai. Tai va šitą laivą, įsivaizduokit, darau ant vokiško numerio per roamingą. Čia darau grinai per roamingą vadinamą. Sveikas, Erikai. Tai va, ir naujausias iPhone'as kiek. Tai va, ir naujausias iPhone'as kiek